Sveiki, sveiki. Šiandien naujas darbelis. Darysiu augalų atspaudus ant popieriaus. Tai taip vadinama organinė spauda. Metas nedėkingas, bet einu į kiemą, gal rasiu kokių žalių lapelių. Tai va, parsinešiau augaliukų iš lauko, ką radau. Mažai čia spalvos ir, nežinia, ar čia gausis apskritai kas nors, matysim. Nusiskyniau tulpes gimtadienio. Turiu štai tokį bliūdą, kurį maistui nenaudoju, naudoju tik tai visokiems eksperimentams su chemija. Čia įpyliau litrą vandens ir dabar ten įdėsiu štai tokį dalyką, kuris vadinasi alūnas. O, galiojimas baigėsi 19 metais. Tai gal ir nebeveiks? Na, vis tiek bandom. Alūnas yra naudojamas dažymo pramonėje, audiniams pavyzdžiui, dažyti tam, kad jis geriau sugeria ir užfiksuoja spalvą. Tai tam litrui vandens paimsiu dar 100 gramų vandens į tokį puodelį, kurį irgi maistui nenaudoju. Pasimsiu to alūno štai tokį kaušelį. Gal reiktų daugiau, nes galiojimas baigėsi. Ištirpinsiu ir supilsiu į vandenį, kad neliktų jokių trupinių. Dar įpilsiu šiek tiek acto. Na, tegu tirpsta. Pasiruošiu per tą laiką popierių. Popierių reikia imti storesnį. Yra kitas procesas, kurį rodysiu vėliau, tai ten reikia virti 1,5 valandos. Tai ten tada reiktų popierio daug storesnio, maždaug 300 gramų, kad būtų. Aš pasėmiau akvarelinį, kur yra 260 gramų ir dabar susikarpysiu jį. Galima susipjaustyti gražiai, o galima tiesiog lengvai jį susiplėšyti. Per pusę perlenkiu, dar kartą per pusę perlenkiu. Tada jis lengvai plyšta. Tada tos popierius sumesiu į tą tirpalą ir jie ten pabus kokį 20 minučių. Gal užteks 15, kad labai neišmirktų smarkiai. Galima bandyti įvairius variantus. Galima tiesiog patepti tuos skysčių ir bandyti žiūrėti, kas gausis. Galima mirkyti 1,5 valandos irgi pabandyti, kas iš to gausis. Taigi sumerkiu tą popierių. Tiesa, dar acto norėjau. Šiek tiek obuolių acto. Ir sumerkiu tos popierius pabūti čia. Taip pat pasiruošiu lyginimui. Štai tokio popierinė servetėlė, pasėmiau gabalėlį tokio audinio, kur tarkius spaudžiu. Lyginsiu per šitą medžiagą, nes tam, kad jeigu aš lyginsiu tiesiai popierių, tai jisai, kai žius, prilips prie lygintuvo. Kitas dalykas, jeigu vis dėlto pavyks gauti spalvos kažkokios, tai galiu ištepti ir lygintuvą, galiu ištepti lyginimo lentą, todėl lyginimo lentą irgi turiu kažko užsikloti. Taip, čia yra paruošta lyginimui. Popieris mirksta. Reikės pasiruošti augaliukus. Beje, alūnas labai džiovina odą, todėl jeigu jūsų oda sausa, geriau dirbkite su pirštinėmis. Ištrauksiu popierius. Ir dabar sumesiu augalus taip pat į tą alūno tirpalą.
Šį kartą tiesiog dėsiu lapus. Na, žiūrėsim, kas gausis. Einu lygint. Kad neištepčiau lyginimo lentos, ant jos užmetu savo darbinę prijuostę. Vis vartau ir lyginu. Ir jau iš dažų dėmelių matau, kad kažkuris lapas duoda spalvytės. Taip bandant galima atrasti, kurie augalai iš tikrųjų lengviau atiduoda spalvą, geriau dažo. Pagarinu dar. Na, bandysiu karštas. Daryti ir žiūrėti, kas gavos. Na va, jau matau, kad iš tikrųjų spalvą man atidavė margenis. Ir čia, ir kitam puslapyje yra spalvos. Tai dabar jį ir pešiosiu. Iš lauko atsineštas lapelis mažai spalvos. Štai dabar žinosiu, kad margenio lapai gražiai dažo, o margenio yra labai įvairių atspalvių ir margumo ir galima, reiškia, su jais pasidaryti gražių darbelių. Tai reikia sulaukti pavasario arba eiti jų ieškoti kokiuose nors šiltnamiuose. Dar pabandysiu su tulpėmis. Pabandysiu ilgiau pakaitinti, gal išlys labiau ta spalva. Na, toks blankokas vaizdas, lapai šiek tiek ryškesni šitoj vietoj. Tulpių žiedlapiai raudonos spalvos nedavė. Na, kadangi margenio lapai geriausiai atsispaudžia, tai aš apskabiau savo nabagą margenį. Ir padarysiu dabar tik tai su jo lapeliais. Na, bandom žiūrėti. Bandžiau čia uždėti dar hortenzijos lapelį sudžiūvusių, bet nieko nesimato, spalvos nėra, galvojau, gal kokie nors kontūrėliai nors bus. Taip. Šis netoks ryškus gavosi. Pastelinių spalvų. Bandau dar. Beje, vėliau išdžiūvusius darbus pakišu po krūvelę knygų. Paslegiu. Taip jie išsitiesina. Visai neblogai, ar ne? Galima tiesiog nusukti, taip surtuliuoti tuos lapus, arba kitas variantas nuplauti juos po vandenį, bet tada popierius vėl sušlaps ir ilgiau reikės jį džiovinti. Na va, galima pažiūrėti, kas gavosi. Tas su tulpėmis nelabai gavosi, nors gal galima būtų irgi kažką išspausti. Tokia geltona spalva. Čia yra gražios smulkios detalės.
Nors man patinka, kur yra, štai čia ir rudo atspalvio, kurie yra ne vien mėlyni. Šitas labai pastelinis, bet man patinka irgi. O paskutinis, kur dėjau lapą ant lapo, tai nelabai pasiteisina. Čia gaunasi labai gražiai, kai dedi skirtingų spalvų, jeigu tarkim ant to mėlynų būtų rudas, tada būtų labai gražu. Taigi, laukiam vasaros, renkam žoles ir darom atspaudus. O nekantraujantiems tiesiog siūlyčiau paskabyti savo naminės gėles ir žiūrėti, kas gaunasi. Arba gėlių parduotuvėje paprašyti, jie visada turi atliekų nuvytusių žiedelių ar lapelių. Tai tiek šį kartą, iki kitos savaitės.